Labą dieną. Šiandien noriu papasakoti apie savo vadą. Vadą, su kuriuo susipažinau dar kovo mėnesį 22 metais ir kuris vadovavo batalione, kuriam aš tarnavau ir dirbau. Buvau jo pavaduotoju pačioj pradžiai visais reikalais, paskui likau tik kovinio rengimo, paskui tik vyriausiuoju instruktorium. Kas man ir priklauso daryti iš tikrųjų. Vadas. Nesakysiu jo vardo ir pavardės, niekam tai neįdomu. Jo pirmas šaukinys buvo Suslik. Į karą jis papuolė 14 metais. Kaip tik baigė universitetą, baigė teisę, nuėjo dirbti berods mokesčių inspekcijoje, prasidėjo karas, Rusija okupavo Krymą, prasidėjo Donbasas, Luganskas. Jis išėjo iš šiltos vietos mokesčių inspekcijoje ir nuėjo į kariuomenę. Gavo jaunesnio leitenanto laipsnį, taip kaip baigė aukštais, ir papuolė vadovauti žvalgų būriui. Kodėl Suslik? Jis gana buvo greitas, kūdas, labai judriom akim, velniškai greit bėgioja ir dabar tą greit bėgioja. Aš mažai žinau apie karą 14 ir 22 metų, kuriame dalyvavo mano vadas. Jis man niekada nieko nepasakojo. Vieną kartą visiškai netyčia aš sužinojau, kad vadas kariavo Donbaso oro uoste, Donecko oro uoste, ir jisai yra kiborgas. Taip vadino žmonės, kurie gynė oro uostą. Kažkaip vieną vakarą mes sėdėjome, vakarieniavom, aš jo paklausiau, kol tu man nepasakojai tokių dalykų. Jis mane pasižiūrėjo, sako, tu man daug pasakojai apie tai, kad tu anksčiau darei. Aš sakau, jo. Ir tada mes vienu metu beveik pasakėm vieną ir tą pačią frazę. Visai nesvarbu, ką mes darėme iki to. Dabar svarbu tik tai, ką mes darom dabar. Tai man, kaip dabar vadina, tai mažasis karas, jo kovinis šaukinys buvo Suslik. 22 metais, balandžio mėnesį, 13 dieną, bataliono vadas gavo savo batalioną. Jis jau turėjo majoro laipsnį. Mes atvykome į mūsų pastovios dislokacijos vietą. Ten jau buvo kažkiek tai kareivių, porą šimtų, kažkoks kiekis štabo karininkų. O apart jo šaukinį, kad jisai yra Suslik, žinojau aš ir dar porą seržantų, kurie su juo tarnavo, kai jisai buvo būrio vadas karo pradžioje, mažo karo pradžioje. Ir kažkaip sėdėjau, aš galvojau šaukinius, nes pas mus pilna Aleksandrų, pilna Dimų, pilna dar visokių vardų, Tarasų. Ir tu neatsiminsi jų niekada, šaukinys yra greitai ir patogu. Sėdėjom, galvojom, įeina vadas ir aš jam sakau, klausyk, kažkaip tai tavo šaukinys nebeatitinka tavo dabartiniai pozicijai. Bataliono vadas Suslikas, kažkaip neskamba. Jisai, jo, nelabai gerai. Bet sako, jis man patinka, mane visi žino su juo. Sakau, negerai. Sėdėjom gal kokias 5 minutės, jis kažką labai pradėjo smarkiai vadovauti, pas mus buvo labai didelis apvalus stalas. Kalbėjo, aš sakau, tu kaip tostus sakai. Sakau, kaip tau, jeigu tu būsi tamada? O tamada tai Gruzijai žmogus, kuris veda vestuvės, šiaip pasisėdėjimus. Jis sako, tamada, labai geras šaukinys, trumpas ir aišku, kad aš vadas. Aš sakau, viskas, būsi tamada. Ir prilipo. Ir jis pasidarė tamada. Jis pasidarė vadas.
Iš tikrųjų, jis visą laiką buvo vadas. Jisai priimdavo visą laiką greitus ir gana gerus sprendimus. Jisai miegodavo, aš nežinau, aplamai, ar jisai kada nors miegodavo. Aš mažai miegojau, o tas iš viso, man atrodo, nemiegodavo karo pradžioj. Valgyti reikėdavo varyti jėga, kad jisai nueitų pavalgytų. Jo vairuotojas jam pastoviai vakare ką nors atveždavo, kad jisai pavalgytų, nes, čia buvo problema. Jūs įsivaizduokite, kai pas jūs yra 700 su viršum žmonių ir jūs už viską atsakingas, o pavaduotojų beveik nėra, tai yra ko užsiimti. Ta mada. Galbūt šiandien, jeigu bus dar laiko, papasakosiu apie vieną atvejį. Aš nebuvau tame mūšyje. Aplamai tada Ukrainoje nebuvo. Buvau Vilniui. Po to mūšio vadas man paskambino ir pasakė, kad tu man reikalingas, atvažiuok. Man labai gaila, kad manęs tada nebuvo. Galbūt nebūtų įvykę tai, kas įvyko. Bet tai jau nesvarbu. Tai va, mūsų batalionas papuolė į frontą. Papuolėm į gana karštą tašką. Jie papuolė, ne aš. Beveik 72 valandas mūsų pozicijos apšaudė artilerija. Kas yra artilerijos apšaudymas porą valandų, tai sunku, bet nieko. Parą jau blogai. 2 paros jau visiškai blogai. 3 paros jau tragedija ir žmonės nebesupranta, kas vyksta. Išsėdėti apkasuose, duobėse jau nebeįmanoma. Ir taip atsitiko, kad batalionas viena iš kopų biškį supanikavo ir pradėjo bėgti. Nesitraukti, o bėgti. Tuo metu važiavo vadas, jis pamatė visą tą šlamštą. Kaip man pasakojo mano draugas, jo vairuotojas, jis iššoko iš mašinos, pas jį buvo vien tik automatas ir prisegtas viena dėtuvė. Jis iššoko ir nubėgo į tamsą stabdyti žmonių. Kaip man pasakojo, jis surinko 5, vieną karininką, dar 3 seržantus, paskui prisijungė dar vienas karininkas. Ir taip jie šešiese atakavo mūsų pozicijas, į kurias įsiveržė rusai. Nežinau, ką jie ten veikia, ką jie šaukia, bet rusai išsigando ir pabėgo. Jis sugebėjo surinkti išsisklaidžiusią kopą ir sugrįžti iki mašinos. Vairuotojas man pasakojo, sako, tu matei filmą Komandos? Aš sakau, jo. Tai va, vadas panašiai ir grįžo. Ant vieno peties automatas, ant kito kulkosvaidis, šalmas su naktinio matymu, dėtuvių belekiek, kažkokia kuprinė, granatų apsidėjęs, radiostočių pilna ir dar kareivį tempia paskui save. Iš kur jis visą tai surinko? Kai prasidėjo panika, kareiviai metė viską ir bėgo. Maža to, kad jisai atmušė rusų ataką, susigrąžino pozicijas. Jis dar sugebėjo nepasimesti ir surinkti tai, ką jis matė pakeliui eidamas. Malačius, aš taip negalėčiau, sąžininkai. Jis atitempė kareivį, kuris buvo supanikavęs ir kurio negalima buvo palikti pozicijose, nes jį reikėjo grąžinti į gyvenimą. Jis tai padarė. Nežinau, ar kas nors iš mūsų, iš mano pažįstamų, sugebėtų beveik vienas, pulti kopą kareivių. Žmonės jo pasitikėjo. Žmonės jo bijodavo ir jo pasitikėdavo. Sauslikas tamada. Buvo dar vienas epizodas, labai juokingas. Mes važiavome iš fronto į Kijevą, mašinoje buvo dar 2 kareiviai ir vienas iš jų, šaukinys Bės, velnias, visas nervuotas, visas toksai ant šarnyro. Jis sakė, mūsų vadas ten toks šioks anoks,
Sako, visi sako, kad jisai kariavo čia visur, aš pradėjau tikrinti, o tas kareivis irgi buvo kare nuo 14 metų, kažkurio tuo tarpu. Sako, niekas nepažįsta tokio Tamados, jis čia apsimelavęs, niekur jis nekariavo. Tu įgini, aš sakau, nu teisingai, Tamados kas gali žinoti. Šitas šaukinys yra sugalvotas prieš 4 mėnesius, prieš 5. Sakau, jo niekas nežino, apart mūsų. Bėsas klausia, sako, o kaip jau buvo šaukinys? Sakau, suslik, tik nesakyk niekam. Bėsas įlindo į telefoną, pradėjo kažką prašinėti, gal pusę valandos su visais susirašinėjo, paskui paprašė, kad aš sustabdyčiau mašiną, kur bus galima, mes sustojom prie benzokolonėlės, jis išlipo, užsirūkė cigaretę, pavaišino mane, ištiesė ranką ir pasakė, Zloj, aš tavęs labai atsiprašau ir atsiprašau vado, jo, toks suslikas buvo, įžymus karys. Tai va, labai trumpai apie tą epizodą, apie vadą. Jūs sunkiai įsivaizduojate, ką reiškia vadovauti batalionui karo metu, kai tavo atsakomybė, dabar jau pas mus batalionė, virš 800 žmonių, nu ant popieriaus. Kai tu turi vadovauti visam šitam mechanizmui, čia ne taikos metas, kaip pas tavai daugmaž viskas suderinta. Kiekvieną dieną, kiekvieną valandą viskas keičiasi. Tai yra labai sunku, labai atsakinga. Tu vienintelis atsakai už viską. Daugam atrodo, kad jie atsako už kažką tai, bet iš tikrųjų taip nėra. Už viską atsako jis. Tai, ką padarydavo blogai bet koks jo pavaduotojas, už tai buvo atsakingas vadas. Tai, ką padarydavo blogai kopos vadas, už tai buvo atsakingas batalionas vadas. Ismalačių, tokių vyrų, jeigu būtų daugiau Ukrainoje, būtų viskas gerai. Bet labai gaila, bet tokių kaip jisai, ten nėra daug. Nėra daug žmonių, kurie sugeba prisiimti atsakomybę. Nėra tiek žmonių, kurie daro viską dėl savo kareivių. Nu, va šiandien trumpai apie Susliką ir Tamadą. Teisingiau apie vieną ir tą patį žmogų, apie mano vadą. Gal paskutinė. Jie grįžo iš Kijevo, iš fronto, aš buvau Kijeve jau. Aš atvažiavau jų pasitikti į stotį, jos iškrovė. Jis buvo labai piktas, kareiviai buvo pasimetę. Jis pažiūrėjo į mane, sako, kaip tie sušaukliai, bailiai vieni. Aš žiauriai pasimečiau, tai girdėjo krūvą karininkų. Aš net nežinojau, ką man daryti. Sąžiningai galvojau, nu, nežinau. Minčių nebuvo. Po poros, kai batalionas grįžo į dislokacijos vietą, vadas man pasakė, užeik, paskambino, užeik. Pasėdėsim, pašnekėsim, papasakosim. Pažiūrėsim, ką reikia daryti toliau. Aš sakau, gerai. Bet pirmiausia, atsistok ir pasilenk biškį. Aš išsiėmiau diržą ir diržu jam trenkiau per šikną vieną kartą. Jis sako, tu iš proto išėjai, vadą munkštė. Sakau, vadas, tu man kaip sūnus vadas. Dar kartą taip bėgiosi vietos į kontrataką. Aš tave ne tik primušiu, su diržu. Jis sako, jeigu aš neeičiau, būtų blogai. Aš sakau, jeigu tu eitum ir tave nušautų, būtų dar blogiau. Nereikia batalionų vadui bėgioti kontrataką. O mes nedadirbome. Jis pirmą kartą pasakė, kad mes, man pasidarė lengviau. O mes nedadirbome ir taip gavosi. O tavęs nebuvo. Ir tai, kad jis pasakė, kad manęs nebuvo, man lygi šiol sunku. Bet viskas gerai, mes visi gyvi, jisai gyvas. Jis toliau kariauja, vadovauja, batalionas fronte. Viskas bus gerai. Mes laimėsime ir aš labai tikiuosi, kad karas į Europą toliau nepersikels. Šiandien gal ir baigsiu. Rytoj, poryt, dar kažkada. Galbūt papasakosiu apie kitus savo draugus. Viso gero.